Sveiki, draugai, čia žvejybos laikas. Na kągi, prasidėjęs stintos miniai, bandysim jas pagauti, aišku, pasimsim ir šlakinį, meškerę. Bandysim mėti ir šlakį, pamatysim kur stintą, bandysim ant dugninės užmest, turim greitai pasiėmę karpio porcijos, žodžiu viską susirenku, jau esu prie upės, einu ieškoti šlakio, matysiu kur sužaižaruoja stintą, bandysiu ant dugninės užmest, žiūrėsim ar jinai kimba, jau kimba stintą, bandysim ją gaudyti. Tai kas norit stintos, lėkit, gaudykit, ilgai jinai čia nebus. Nu ką, o dabar aš lėkiu, jau greit noriu lėkti. Ir šau iš pažemos sistemą uždėjau. Visą stintą matydavau arčiau vidurio, tai jau kažkas va gaudė. Žiūrėsim ar kips. Po kol kas stintų nematau čia. Tai gal eisiu, pavyzdžiui, šlakiauti ir du kotus pasiėmiau. Ir, pavyzdžiui, vieną turėsiu pasiruošę sistemą, o su kitu gaudysiu šlakį. Matysim, kur žaižaruoja, gal kaip prašils pradės jinai rodytis. Ir tada, sakykim, bandysim jau užmest ant dugninės. Tai dabar irgi, kol mes čia esam duobėjai, šitą vietą mano daug kas žino, iš stintautojų, šito vietą man kažkaip geriausiai kibdavo prie šito kranto. Reikia aišku stebėti, stinta jinai būna labai atsargiai kimba, kartais labai agresyviai netgi. Reikia stebėti vat, tokią vietą, va, kaip va čia eina srovė ir sukasi verpetas. Labai stinta mėgsta toj vietoje vat, kažkaip jinai kipti. Tarp susikirtimo srovės. Dabar yra labai didelis rūkas. Toj vietoje reikia pamėginti pamėti, čia būna šlakis. Nesu pagavęs, bet esu girdėjęs, kad iš kitos pusės išeidavo, medžiodavo čia šlakės, kartais ant dugninės pagaudo žmonės. Tai reikia pamėginti, galvoju, užmesti irgi meškerę su vobleriu, gal netyčia kur nors yra šlakys aplinkui. Tad pratempti. Nes jeigu yra šlakys, stinta, manau, nelabai norės čia būti. Tai vat. Ir matysim, ar yra kibimų. Tai pasėdim ten iki 10 minučių, gal daugiau. Jeigu matom, kad jokio judesio, eisim toliau su meškerė, kol pamatysim, kur sužaižaravo. Gal jinai kyla į viršų, gal jau jinai senai neršia, netgi nežinau iš tikrųjų, bet pastebėjau vakar, kad jos čia yra. Lizgė iš toli jau pradeda dirbti, beveik iš kito kranto, kad šlakiai labai patinka. Neaišku, kur tie šlakiai čia, bet vieną bankę gavau tokią lengvą ir nieks nebenori pakartoti. Tai vat, einam iki kranto, sitraukiam greitai ir vėl. Taip kartojam. Dabar šlakys labai greit kimba iš tikrųjų, jeigu randamės jį. Dažniausiai užmetam, pataikom ir turim kibimą. Tada apsimėto 8, ten 10 metimų ant taškelio. Jeigu jisai aktyvus, gražiai mes jam paduodam, pagal idėjas turėtų pramušti bankelę. O, turim cerebrianką jaučiu. O, papa, hebrytė, kaip ir sakiau. O, papa. O, jėgos turi hebra. Oi, na naktį, kiek jėgos turi ant tos rovės. Pagaliau. Ant blizgės visgi pasirašė. Lemba jėgos turi ir tikrai nemaža žuvis. Srovė stipri, valo daug išprašė jau. O, papa. Kaip ištraukti reikės dabar. Oi, smagumėlės. Smūgis tikrai buvo stiprus. Žiūrėkit, kas daros.
kad sustoja piestų. O! Prie srovę pareina. Negaliu partem prieš tą srovę. Nėra maža žuvis ir opa ką muša. Ir prieit negaliu ten. Eina naktį. Žodžiu, reikia eiti per krūmus kažkaip. Nežinau, kaip mes jį paimsim čia. Žemupyje. Och, tu velni. Ai, blemba. Arba tai nutrauksim iš viso su visą žuvį. Karoči, arba kuotą sulaužys kažkas bus. Oi, da taip, dierva. Va tau ir įsipjaunai tos joklus. Oh my god. Ai, blemba. O, gerai. Opa, prašokom. Labai gerai. Va taip. Kažkaip įdomi, lyg iš šono gavo. Arba tiesiog apsisuko. Tai dabar turi parsivilkt ant įtampos po biškį. Čia kur srovės nėra. Jis jau realiai pas nesivargina. Ir man pavyksta po biškutį jį partempti. Va. Bet kibimas tai tikrai buvo superinis. Ai. Nu, jau šalia esu. Galim sakyti vietas. Atik. Gal ir apsisukęs jisai, gal net atsikabinės, aš nebesprantu. Oi, gerai. Į šoną gavo kažkaip. Nu ką, bandom pasiimti. Kaip matom, va, šlakys didžiulis. O, 70 kažkur plius. Taip, tai šlakys. Ant Northlight blizgutės pasiėmiau. Pagavau. Tai va, dabar nufotkinsiu ir paleisim. Visas dėlėm aplip. Varom paleisti. Jeigu dar gyvent tiesiai iš šoną prasileidęs kažkaip. Oi, ble. Tikrai gražuolis. Pagaliau kokie 13 žvejybų tuščių. O, 13 kibimų tuščių. Tai pastumė, tai palaikau ir pagaliau bent iš šono prasileido vienas. Tai va toksai va. Išėjimas buvo nedidelė. Išsivertė viduryje. Ant paviršiaus. Reikia tikėtis, kad woblerį kalas gal. Dar sakau, čia niekad nėra buvę. Gal vieną kartą esu mažiuką pagavę. Bamt ir įsivertė. Bet kibimo nesulaukė aš. Pirmas išėjimas, pasirodymas, kad jau čia yra. Dabar reikia atrasti, ką užmest, kad jau neatsilaikytų. Turėjau ką tik 3 kartus kibo šlakys. Uždėjau sidabrinę, tai tik bumpt viduryje. Tada čia prieš galą 2 kartus piso ir nesėda.
Žodžiu, bent jau kibimą turėjo. Nežinau, gal kartos netyčia, kablių jis negavo, tik tais padaužė per masaliuką ir viskas. Dasivėjo iki pat galo. Oi, ble, ne. Čia dugnas. Aiškiai stabdį nesusireguliavęs. Plemba kaip smagiai. Gali būt, kad yra stintos, gal jis privalgęs. Plius dabar išaušo, saulytė išlinda. Gali ir nenorėti. Čia srovės nėra. Todėl tie šlakiai kartais būna įnaringi tokie. Jie va stumdo su nosytė, paliečia, pastumia. Bet kartuoti nekartoja, taip kad užsėstų. Tik tai padaužė atsargiai. Bum porą kartų iš eilės. Sekė ir padaužinėdavo. Tai va, dabar nieks nekybo jau. Nes trišakis švarus, viskas švaru. Bet žodžiu, kibimą turėjau. Po to reiškia reikės dar pramešę. Gal su kitų masalų. Dabar bandom sublizguoti sidabrinę. Man sidabras kažkaip nesuveikė, aš turėjau ryškesnės tokias blizgės. S tom ryškesnėm man užsėsdavo. Kiti su sidabriniam gaudo, nes tipo ale stinta. Ir jie galvoja, kad stinta ir atakuoja. Brytė arba lašis, arba šlakis išėjo. O papa, tikrai didžiulė žuvis. Nu, reik tikėtis, kad jisai čia ir paims, bet tikrai didelė žuvis. Išsivertė į paviršių, kaip paukštis vos ne. Tai žiūrėsim. Reiks pamėtyti viską iš eilės. Čia kas yra blogai, kad labai plati upė ir tu nežinai, kur žuvis gali būti. Po kol kas rimto kibimo kažkokio neturėjau. Bet ką tik mačiau labai rimtą aparatą. Taip vadinama. Tikrai rimta. Ir neaišku, kur žuvis pasislinko, bet jin kažkur čia aplink turėtų bazuotis, trintis. Ir jeigu blizgutę pravesim, galim gauti ir smūgį. Gal jinai kažką čia puolė, kokį mailiuką. Po kol kas kažkokių bankių, šlakio ar kitos žuvies negaunu. Čia būdavo tam tikrose vietose užmesdavo anksčiau, kai būdavo stinta ir pagaudavo. Dabar kažkaip tuši. Nieks neatsivėja, nieks neima tų blizgučių netgi. Gal reikia woblerę bandyti agresyvesnę, bet labai toli su to wobleriu nenumesi. Ir vėl toksai. Jeigu žuvis kitoj pusėje, kaip sakykime anksčiau laikydavos, tai būtinai reikia damėsi į kitos pusės. Tai aš naudodavau singing timonus ar dar kokius kitus woblerius, kad su jais galėčiau damėsi į kitos pusės ir tada pasisekdavo. Žuvis, ble! Ką tik ir taušė, bum, smūgis. Ir išėjo, čia jinai išėjo. Pirmų metimų mečiau, kai kalė. Ir nepasėda ant kablių. Jau nebekalsinai, kablius gavo. Ble! Suknisau tą didelę žuvį. Bet kaip... O, dar vienas išėjimas. Hebra, čia yra žuvies. Matėt? Dar vienas žuvies išėjimas. Čia atradau žuvies. Čia biški pasiliksiu ilgiau. Tai Rafael J95S. Pirmų metimų išprašė iš karto šlakį. Bet tai tas didysis šlakis nuėjo, kad... O, žiūrėkit, dar išėjo banga. Dar išėjo banga. O, ble. Gal ta pati, o gal čia dvi yra. Žiūrėkit, dar banga išėjo, va. Reik kažkaip užlys šiandien. O kaip paduoti? Va, radau. Į labai arti kranto. Labai arti kranto žuvis. Ką tik vėl išėjimas. Gal čia dvi žuvis buvo. O gal ir ta pati. What the fuck. Kaip smagiai. Dabar reik bandyti. Paduoti, jobat. Kas šiandien vyksta? O, gerai. Nu ką, medžioja žuvės. Opa, nu ką, skandinam.
Nežinau, kaip čia reikės, bet reikia bandyti paduoti. Čia gali būti, kad ir didžiulė žuvis, nes labai didelį ratalai. Tik, žinai, atsivies. Vobleriukas gražiai dirba. Pradžią kybo, paskiau sekė ir paėmė. Koks nedidukas. Kas čia lydeka užkybo. Fuck, gauka šlakys. Nenukask. Lydekų sezono atidarimas, nors jų negalima. Ai, nenukas. Nu, ne tas, kas norėjau, kad užkibtų, bet vis tiek. Lydekėla. Ant auksiuko. O, raminkis, blemba. Nu va, kilovyks. Jau matyti išneršus. Dėl ir yra tokia aktyvi. Dėlių, kad prie jį burnoja netgi pilna. Tai reiškia, tiek neaktyvi buvo. Bet išprovokavom, nu ką, plauk. Duokis atgal į savo vietas. Nu taip įdomi, gauka šlakys pamušė. Taip kaip atleisto vobleriuką lengvai, sakau, ble. Jau čia bus šlakis. Traukia, dar už kokio. Žinau, kiek atstumo, tada jau sėdo. Ai. Dabar duodu pailsėti, aš mačiau, kur du šlakiai išeidinėja. Ant paviršiaus. Tai bandysim tenais nueiti. Paduoti, aš vieną jau per zaptus daviau vienam. Nebe užmečiau tiek. Paėmiau žuvį. Gal labai netgi gerą, sakyčiau. Lašiša? Taip, lašiša. Hebra turi lašišą. Oh my god. Lašišą paėmiau. Och, tu velnės! Yes! Kaip smėgė, gal kažkaip į kelmą visai įstrigo. Paėmiau lašišą. Eina savo ant Northlight blizgės lašišą. Всё, kuprinę metam į šoną. Oh my god! Lašiša! Užkybo, tik kad dabar nenueitų. Kaip dėjo, sakau, čia du išėjimai buvo, vieną lašišą nuėjo. Antrą turi lašišą. Opa, arba žiauriai didelį šlakį, bet manau, kad lašiša bus. Eina, arba lydeka monstrinė, nesuprantu. O gal lydeka monstrinė? Žodžiu, kažkas žiauraus. Lydeka. Ne lašiša. Bet tai kokia lydeka? Fuck. Taip, gauka lašis užsėda. Kokia lydeka iššoviau. Dabar, kad tik nenukastų jinai. O, papa. Rolelį. Tokia lydeka iššoviau. Kas čia per lydekų karštinė? Vienas šlakis. Čia paskui išidinėja šlakis lydeką paėmė. Oh my god. O to ir pavasaris. Nu. Kur ta lydeka? Apsižiojo tai blogai, labai blogai. Pažiūrėkit kokia lydeka. Pažiūrėkit kokia lydeka. Nesižiū. Ai ne. Gerai. Ateik čia, ateik. Ui, blia, kokia lydeka paėmiau. Ai. Nenukask. Eina naktį. Jau maniau lašišą, bet sakau, smūgiai kažkokie įdomus. Tokia lydeka. Metras kaip minimum. Metrinė lydeka. Tokia pasyviais, dar po neršto matyt.
Jau turėjo matyti išneršus būti. Eina, na, kokia lydekėlė. Eik čia, nenukas, tik tais man valo. Vaikeli. Jėtus gaula šyšą turiu. Čia tokį lydeką, va, pareina. Kaip pasileida. Apa. Ramiai. Labai ramiai. Viskas labai ant pizės plauko kavo, nes suktukas ir jų dantis labai šalia viens kito, kiek mačiau. Tai dabar, kol kaip sakant, užspaudžius burną laiko, aš turiu šansų ištraukti. Kad ištraukti, jie reikia va taip gražiai vilkt prie manęs ir čiupt už jaunų ir kelt. Vaikienė. Nu, nežinau. Reikia ramiai laikyti. O čia tai aparatas. Spėkit, kas čia užkybo. Žiauriai neatspėsit. Bet tai aparačiukas geras bus. Su telefonu biškį pafilmuosiu. Metriukas yra. Bet ne to žuvies, kurios noriu. Turėtumėt matyti. Kokias išeina. Nu va. Dabar turiu šansą, bet batas įstrigo į molį. Nebet turiu šansą. Gerai, ramiai. Ramiai. Iškai persiveržiau. Gali taip ir prapilti. Štai lašiša dabar tokia monstrą. Mačiau, kai iš lakyšę davęs. Čia pasirodo, toks gyvena. Albatrosas. Rūdinį tokių nepagavom. Nu, koks metras keli comai bus. Žiūrėkit, kaip kabo, viskas ant pizės plauko. Ramiai, aš tai paleisiu. Žiūrėk, mes susitarėm. Nenori susitart. Давай. Не, ну бля. Eik tu savo, kai jinai duodasi. Nepasiduoda visai. Nu naktį. Varyk čia. Jau tu arti manęs esi. Viskas ramiai. Būk čia. Viskas turiu. Ai, pirštai. Viskas, arba dabar nukas, arba ištraukiu. Ištraukiu.
O dabar reikia išlipti gražiai. Chebrytė blizgė burnoj, dabar turiu jau traukti. Jop, tararai, kokie dydžiai. Oi, oi, oi. Pažiūrėkit, tu vėl. Va čia tai para. Tas, jop, tararai. Tu velnės. Gražiai įsikabinus reikia 1,10 m lydeka, metras gal netgi sakyčiau 12. Tokia lydeka užkybo. Wow! Žinokit, chebra, turiu nusifilmuoti ir pats. Wow! Kaip sakant, tokia lydeka. Na ką, reikia paleisti ją. Wow, 1,12 cm. Gauka lašiša. Einam paleisti mamulę. 1,12 m. Tu velnės, kokia sunkiai. Na, atsidariau lydeko šiandien sezoną, kažkaip šlakiai nekimba. Tik lydekos. Bet jau, kad būtų sezonas, lydeko būtų smagus toks. Laimikis. Wow. Čia tai žuvis. Šiemet jau atsidariau su trinksmu. Biški pajudinsiu šią. Biški dumblas nervina mano tas. Gal aš čia ir paliksiu taip lengvai. Palaikysiu biški už uodegos. Savai turėtų atsigauti labiau. O. Jau jinai judina peleka. Vis tiek šaltas vanduo. Turėtų atsigauti. O, juda, viskas. Ate. Wow. Pelekas. Nors ir negalim, bet turit paleisti. Wow. Biški buvau apsidžiaugęs, lašiša galvojau, nes tai pysti ir neina niekur. O pasirodo lydeka. Tai dabar 2 lydekos, 1 šlakio kibimas po išėjimo. Ir čia kur lydeką mačiau, žiūriu šlakys išidinėja, mėčiau ir uždėjau Nordlight blizgutę. Tai ta blizgutė man ir atnešė. Juoda su raudonu tašku. Tokia lydeką. Paėmiau. Sakau, ko aš čia atsitrenkiau vieną kartą. Opa, kai varo. Tiesiai krūmus. O, siribrenka stipriai. Apsisukus. Paėmiau. Iš kitos pusės man buvo kalimas. Tada pagalvojau, aš tiesiog ne šlakį, o lydeką. Dabar atėjau iš šitos pusės. Bam, smūgis ir šlakis. Kaip reiks jį paimti dabar. Gražiai. Na va. Amblizgės vėl. O, gražiai, nespurdėk dar. Dėlėm aplipęs. Ką varo. Smagu. Vat. Ir paėmė blizgutę. Ką varo. Jėgos turite. Miražuoliai. Ai, blin, kur jisai? Vos mane užkoja. Ką varo. Tarp tų bambukų čia arba pabėgs, arba nutrūks. Teik čia. Gražu šlakinzas, dabar apsisuko, turiu šansą. Koks jisai slidus? Negaliu paimti aš čia visai.
Gražuolis. Tiek to nufilmuosim, gražiai atrodo. Na va, pagaliau. Iš kitos pusės atvažiavau, bam, tai yra. Kad turi jėgos. Šlakinzas. Oi. Gerai, ateik. Bandysim kitaip tave imt kažkaip tada. Nes kažkoks slidus labai jau šiandien. O, paėmiau, viskas. Tai yra. Nedidu. 60. Tai va, 60-ukas. Radau stintas. Negyvos, nedidelė, mažytė stinta. Yra stintų. Sakė, prieš 4 dienas priekuliai buvo pasirodžius stinta. Kas 20 pagavo, kas dar kažkiek per visą dieną. Ir vėl kažkur naidingo. Turėjau vieną šlakio kibimą. Stiprų pačiam posūkį, kur niekados net nebūdavo. Matyti, ėjo medžiot gal. Bet nepasėdo. 3 kartus bakstelė į blizgę ir tada smūgį davė. Dar kartelį paskui bandžiau pramėti, tai nebebuvo kibimo. Dabar jisai šmirinėja, ieško aukų. Tai sakykim, reikia visur gaudyti, bandyti. Norint pagauti šlakį. Ale, kažkas šiandien lašišą nuleido su visą blizgį. Bet nežinau, kiek ten tiesos. Tai vad, bandom pačioj duobėje irgi pažvejoti. Nes pačiam posūkį turėjau kibimą. Rimtą šlakę, bet nepasėda. Šiaip labai nutrypta, čia nužvejota. Matos, pastoja trypiama, žvejojama žvejų. Čia tokių akmenų yra tartuok priekrantės išplautų. Tai va, jiem labai nebloga vieta ir pasislėpti. Šiaip būtų medžiojant. Bet manau, kad jie nesislėpia, jie juda. Galim kartais net ir išėjimą pamatyti, kada jie medžioja ir būna labai aktyvus. Šiandien nemačiau iš išėjimų. Turiu labai nedaug laiko, eisiu į tokį taškelį. Pamėginsiu ten pažvejoti, jeigu pasiseks. Gal turėsiu kibimą. Jeigu yra šlakys aktyvus, labai greit atsiliepia, keli pratraukimai ir mušimas jau būna. Tai realiai daug mėtyti net nereikia. Stintas nebesimato, neaišku, kur jinai numigravo. Nes vietiniai šnekėjau, sakė, 20 stintų pagavo, visi patinėliai buvo. Tai visi tikisi, kad dar stinta ateis. Bet neaišku, kaip čia bus. Šlakė labai žemai, čia mažai yra. Visas šlakys dar viršui. Ir šiemet labai keista, aš manau, dėl to, kad mažai potvynių. Nespėjo visas išeiti. Dėl to viršui daugiau žuvies. O čia yra mažiau. Nu žodžiu, čia neturėjau kibimą. Opa! Va, geras žuvis. Paėmiau žuvį. Iš pradžio kirto. Nepakirtau, atleidau dar kartelį ir jau smėgį. Opapa. Tikrai stipri žuvis. Ir graži. Opapa. Kokia stipri žuvis. 70 kažkur comų šlakės turėtų būti. Šiandien visi lašišas gaudo. Ožką pagavau. Gerą šlakį visai. Opapa.
Bliu, koks stiprus jisai. Iš kur čia toks atėjęs stipruolis? O papa. Pažiūrėkit, ką jis varo, pristruoja varo. O papa. Gal didesnis bus negu 70 bliombo, kad toks srovės smarvės turėtų. Net nepagalvočiau. Pažiūrėkit, ką varo jis. Smagumėlis. Kas jam čia tokiam stipruoliui? O kūtvėl, koks susižeidęs. Tai čia. Nu, nežinau, kiek čia praleidęs laiko, bet jėgų tikrai turi daug. Nu, dėl jiem aplipęs, bet pagaliau šiandien atsidariau. Nu ką. Opa, atsidariau, nu kokį stipruolį pagavau, aš nežinau, taip duodasi, o jau pasiduoda. Gražus šlakys. Opa. Poneštinės. Actions. Tutim. Visas dėlėm aplypęs gražuolis. Buliek, tikrai geras šlakys. 70 kaip minimum. O. Yra visas tas reikalas. O, žiūrim. $68. Na va, dar vienas pagautas. Gražuolis. Oi, stiprus priešininkas buvo, matosi mytės toksai, bet dėlėm aplypęs. Žodžiu, stipruolis. Tikrai stiprus priešininkas buvo. Dėlės va, aplypusias jį. Nu ką, šiam 8 cm gražuolis. Keliaus atgal. Ant ciongo laikės kažkur po kerais. Dabar gaivinamės į biškį ir paleidžiam. O. Davai atgal. Pagaliau. Vieną išprašiau. Kova buvo. Turim šlakį. Kamera tik neįsijungia. Turim nediduką. Rytinė, bet labai agresyvus. Gal ir neblogas. Pirmasis šlakis. Su tokiu timtelimu tiesiog. Gražiai paėmė storulis. Gražuolis. Reik nufilmuoti. Kaip timtelė. Nu va, dar vienas šiandienos pirmasis. Dėlėm aplipęs. Nėra tokie aktyvus, matas. Bent žuvis užkyva. Tik čia storulį. Šiam calum, bet toks storas.
Storas, mėsingas, skanus, raumeningas. Jau kaip pyliai, tai pyliai, varganas tam. Geras šlakys, vatas. Oi, koks atsipinė. Stori, dabar stintos buvo atėję čia. Bet nežinau, kur dingo, blė. Priekuliai. Aš mačiau, priekuliai, jo, mačiau ten vieną kitą paventos. Šiandien einame kitą ruožą. Čia, žinau, prieš kelias dienas draugas turėjo 3 kibimus, vieną ištraukė, 2 neužsėdo. Pakol kas tai saulytė išlina, tai debesis, dabar debesis užtraukė, kas yra gerai mums. Dėl to, jeigu debesis, žuvis bus netokia baikšti, savo šešėlę nebijos, gali būti aktyvesnė, nesislėps po krūmais visiškai, vidury gali stovėti. Čia dar vandens gan nemažai, vanduo tikrai nėra pats skaidriausias. Kaip vietomis skaidrus, kur giliau yra dar netoks jau skaidrus, to toks murzinas. Dabar va tikrinam priekulės kilpas, vienas užkybo 68 cm. Opa. Ir bandom išlipti iš šitų krūmų. Gražiai. Neaišku, kiek čia šiandien žvejosiu. Bus matyt, gal visą dieną, gal ne visą. Kažkas čia leidos, o paskui ir išlipo neįdu, net neaišku. Aš šiandien be tų savo kelnių nesuplėšiau. Tikrai gaidiškas už kelnes nusipirkau. Labai audinys plyšta. Reiks prašyti, kad vėl susiūtų, sustiprintų per siūlės, nes visos iščyro po savaitės mano žvybos. Aišku, čia šabakštynai, krūmynai. Tai nėra ko norėt, kad viskas labai gerai čia būtų. Nu dabar žodžiu vobleriukų bandau. Mažai srovės. Tik tai vidury yra tokia srovelė. Bandom šiek tiek agresijos paduoti, kad dirbtų krenko tipo žodžiu vibracija, kad pakeltų šlakio agresiją labiau, jaustų šlakys, kad kažkur yra netoli vobleriukas ir pradėtų jau būtent budėjimo, kol pamatys masalą ir atakuos. Jau kai padarysiu video, bus nemažai laiko praėję nuo sutų žvejybų, bet dar visas 2 savaitės tikrai galim bus gaudyti, nesvarbu, kad žemas vanduo. Žuvies tikrai dar daug. Tiesiog važiuokit gaudyti. Nepasiduokit. Ir antra žuvis. Opa, gražiai žuvis. Ir štai dar viena žuvis. Nežinau, kaip pakirtau, bet lyg tai turėtų būti gerai. O kamalas, nedidukas, bet antra žuvis. Tai vat. Nu, toks apie 65, o gal net ir aš toks pat kaip ir tas. Vėl gražus visai. Tai va. Tikrai neišdildomų įspūdžių paliks. Tokie šlakiai. Šitas net atleido stipriai kaldamas. Matos toks pavargęs kažkoks. Arba jis dar tik rodo, kad yra pavargęs, o paskiau kai duos. Va tokių ciongų. Jo, gražus vėl šlakys, didelis. Matos jau didelis šlakys vėl. Va, taip, dar vienas šlakys. Šiandien ant vobleriuko raudonai balta ryškaus. 2 gražuoliai. Susisuka iš čia, man nervina, neina paskui atkavint. Būtinai laikykit už uodegos žuvį, kitaip galit gauti kablių patys, o tada būtų nemalonu su žuvim kablį turėti. Arba turėkit replės. Aš turiu replės, bet dabar bijau paleisti uodegą. Žodžiu, reiks matytis tiek replių. Bus vėl apie 68 gražus šlakienzas. Oi. Nerandu replių. Aha, radau.
Tai va, tokie reikalai. Jie jau aktyvas. Bent jau šitas tai tikrai be dėlių. Reiškia, ieško žuvies ir dabar bijau paleisti, teks uodegą biškį prispausti. Tai, kol prispausit uodegą, tu jis mažiau blaskysis. Nu ką, dedam ant metro, žiūrim, ką turim. Gražus šlakis vėl matau. Bus apie 8. Oi. Manau apie... O dar didesnis netgi. Ok. Dabar nespurdėk, tik tais aš noriu padaryti fotosesiją. 70. Tikrai gražus, netoks kovingas gal. Ok. Na va. Nu ką, paleisim šitą gražuolį. Čia bus tokia bala labiau gal. Nu, gražuolis tikrai didelis šlakys. O, varyk. Visas aptaškytas palikau. Yes! Kai matėt bešnekant. Bam! Tai ir yra. Dar viena žuvis. Nu ką, turim 2 žuvis. Rytas geras. Bandom surast toliau kažką.